Labas vakaras, krepšiniai aistruoliai, sveiki atvykę į Atėnų olimpinius sporto rūmus, tos pačius, kuriuose Lietuvos rinktinė 2004 metais kovojo dėl medalių olimpinėse žaidynėse, tos pačius, kuriuose Atėnų Panathinaikos mušasi su savo amžinų varžovu, tai yra Pirėjo Olympiakos klubu, tos pačius sporto rūmus, kurie yra matę čia ir Eurolygos finalo ketvirto varžybos ir kuriuose telpa maždaug 20 000 žmonių. Tiek jų šiandien nėra ir ko gero galima būtų suskaičiuoti, jeigu ne ant rankos pirštų, tai iki kokio 100-200 tik tai suskaičiuotumėm dabar, jeigu žiūrėtumėm į sirgalių tribūnas, tačiau tai yra suprantama dėl to, kad kol kas susitinka ne namų komanda. Graikai su serbais žais savo rungtynes vėliau, 21:45 Lietuvos laiku, o Lietuvos rinktinės startinis penketas jūs ekranuose: Mažutis, Lukauskis, Kleiza, Kšištofas Lavrinovičius ir Robertas Javtokas. Na kągi, Lietuva, Rusija, niekas nepamiršta, žinoma, niekas nepamiršo to apmaudžiai pralaimėto pusfinalio Europos krepšinio pirmenybėse Ispanijoje prieš 2 metus. Žinoma, šiandien ne vieta ir ko gero dar net nelaikas siekti revanšo. Tam, tikėkime, lietuviai dar progų turės, tačiau rungtynės su rusais visada kelia ir susidomėjimą, ir norą, ir galima vadinti šitos mačius principiniais, nesvarbu, kokioje stadijoje jie vyksta, pasirengimo etape ar tiesiog jau prasidėjus oficialioms čempionato varžyboms. Lietuva, Rusija, rungtynės, kuriuose šiandien mes pasižiūrėsime, kaip lietuviai atrodo kovodami su pakankamai galinga Rusijos priekinė linija, atletiškais krepšininkais pasistumdyti, su kuo šiandieną tikrai bus. Na, o Lietuvos rinktinė be to dar norėtų, žinoma, nusiplauti tą kartelį, kuris liko po skaudaus pralaimėjimo ispanams. Na ir žinoma, taip pat reikėtų nepamiršti, jog ne tik tai Lietuvos rinktinė yra kitokia nei praėjusiais metais, kitokia yra ir Rusijos komanda. Joje nėra ko gero svarbiausių dviejų stebuklo kūrėjų. 2007 metais nežais Andrėjus Kirilenka dėl kruopščiai slėpiamų asmeninių priežasčių. Taip pat nėra Džono Roberto Holdeno. 13 kandidatų turi Deividas Blatas, lygiai tiek pat, kiek ir Ramūnas Butautas. Ir žinoma, tai yra dar vienas šansas abiejų komandų treneriams pasižiūrėti iš šalies, kaip kas atrodo, kaip kas veikia ir kas neveikia. Na, ko gero, štai ta antroji mano sakinio dalis yra dar svarbesnė treneriams. Kaip sakė Rimas Kurtinaitis, jokios tragedijos nėra, nes toks rezultatas, koks buvo užfiksuotas mače su Ispanijos komanda, ko gero gali suteikti daugiau naudos, nei reikėtų nerimauti dėl to rezultato, dėl to, kad visa tai kol kas yra tik tai pasirinkimas čempionatui. Prasideda Lietuvos komandos ataka, prasideda štai tokiu Kšištofo Lavrinovičiaus metimu atgal į mūsų aikštės pusę. Andrius Mažutis nelaukė ir nesitikėjo šio perdavimo ir žinoma, kuo arčiau čempionatas, tuo mažiau tokių situacijų norėtųsi matyti Lietuvos komandos treneriams. Ir rusų pirmoji ataka Sergejus Monė, jo metimas iš vidutinio nuotolio yra taikus. Sergejus Monė vienas iš svarbesnių krepšininkų ir ko gero dabar jau šioje stipriai atjaunėjusioje Rusijos rinktinėje vienas iš tų, kurie jeigu ne amžiumi, tai bent jau savo patirtimi turi ne patį silpniausią žodį ir vietą šioje komandoje. O dabar Lietuvos rinktinės bandymas atsakyti, pasibaigiantis dar viena klaida. Robertas Javtokas iškrapšto jam kamuolį varžovai iš rankų. Antonas Kondrašovas stabdo rusų ataką. Ir jos štai taip nepavyksta užbaigti. Viktorui Krepai ir Kšištofą Lavrinovičių palikę Rusijos krepšininkai dabar tik tai galėjo palydėti dėjimą iš viršaus. Pirmieji Kšištofo Lavrinovičiaus taškai po truputėlį įsismagina broliai, ypatingai kalbant apie puolimą. Po 10 taškų jie įmetė ir tose rungtynėse Ispanijoje, o dabar pražanga po krepšių. Pražanga, kuri nesustabdo Aleksėjaus Švedo, jeigu teisingai pastebėjau dabar atsidūrusi po Lietuvos rinktinės krepšių. Taigi dar vienas baudos metimas. Sergejus Monė, Antonas Pankrašovas, Viktoras Krepa, Kelis Makartis ir 25 numeris Timofejus Mozgovas iš Maskvos srities Chimki komandos. Pakankamai neblogai žaidžiantis pasirengimo cikle. Dabar didina Rusijos rinktinės persvarą iki 3 taškų. 2-5. Andrius Mažutis aplenkė Pankrašovą, tačiau po to sustojo ir viską. Reikia pradėti iš naujo. Lukauskis ir vėl nelaukia šio perdavimo Robertas Javtokas. Truputėlį ir nebuvo jis tikslus. Taigi Lietuvos rinktinė kol kas buksuoja šios dienos rungtynių pradžioje, atima kamuolį
Andrius Mažutis. Tačiau greitai visko padaryti nepavyksta ir Lino Kleizos metimas iš 3 taškų zonos taip pat yra netaiklus. Lietuvių rezultatus jūs žinote, po pergalę pasidalino 2 mačuose su Latvijais, po to pergalė prieš Sloveniją, po to pergalė prieš Didžiosios Britanijos krepšininkus ir pralaimėjimas 26 taškų skirtumų Ispanijos ekipai, kurie iš tikrųjų, ko gero, reikia pripažinti štai tokiu savo žaidimu, davė rimtą ženklą visiems savo konkurentams, būsimiems varžovams Europos krepšinio čempionate. Rusai sužaidė 4 rungtynes ir Rusijos rinktinės žaidimas banguoja. Kšištofas Lavrinovičius gera proga, tačiau nepavyksta pataikyti Kšištofui Lavrinovičiui ir kol kas tos 2,5 minutės šios dienos rungtynėse lietuviams sekasi sunkiai. Grepa į baudos aikštelę, tačiau šį kartą sėkmingai ginasi Lietuvos komanda ir dar vienas geras dalykas yra tas, kad štai taip sėkmingai apsigynus pavyksta surengti greitą ataką ir 2 lengvus taškus pelno Mindaugas Lukauskis 4-5. Taigi rusai savo pasirengimą pradėjo 2 rungtynėmis Slovenijoje. Prieš Slovenijos komandą nėra pražangos, nėra ir taškų. Tačiau Mozgovas jau antrą kartą ima kamuolį po Lietuvos rinktinės krepšiu ir teks iš naujo padirbėti gynyboje. Ir rusai tose mačuose prieš Sloveniją pirmose rungtynėse pralaimėjo 16 taškų skirtumu. Mes Slovenijos komandą įveikėme, jūs tą pamenate, o antrose rungtynėse padarė išvadas Rusijos rinktinė ir jos treneriai ir tada jau Rusijos komanda šventė pergalę prieš slovėnus 4 taškais, 70-66. Dar viena pamokėlė rusams buvo mačas su Bulgarija. Pirmasis rungtynės bulgarai taip pat sugebėjo laimėti, tokiam dramatiškame trileryje paskutinę sekundę pataikė bulgarai 3 taškai ir 1 taško skirtumų išplėšė pergalę prieš Rusijos komandą, tačiau vėl atsakomajame mače rusai šovė atgal ir sutriuškino bulgarus, nepalikdami jiems šansų 89-62. Na, štai čia Akropolio taurės turnyre, bent jau žiūrint į komandų pavadinimus ir į pavardės jų protokoluose, įspūdis toks, jog žaidžia maždaug panašaus pajėgumo komandos ir pasitikrinti savo jėgas, žaidžiant su rusais, su serbais ir su graikais. Iš tikrųjų įdomu ir mums, įdomu žinoma ir visiems mūsų varžovams. Pražanga prieš Liną Kleizą. Ir Linas Kleiza, rezultatyviausias Lietuvos komandos krepšininkas, per tas 5 sužaistas rungtynes pasirengimo cikle meta ir nepataiko pirmojo baudos metimų. Tiesa, paskutinis mačas Linui Kleizai buvo galbūt netoks, kokio ir jam norėjosi, ir kokio norėjosi treneriams. 8 taškus pelnė Linas Kleiza. Pirmieji 2 kėliniai buvo tušti Lietuvos rinktinės lyderiai, kuris dabar pataikydamas antrąjį baudos metimą lygina rezultatą ir štai taip bando paspausti Rusijos komandą Lietuvos rinktinė, tačiau viskas pasibaigė štai taip. Variantui A nesuveikus, varianto B nebuvo. Rusai įgijo kiekybinę persvarą po Lietuvos rinktinės krepšiu šioje greitoje atakoje. Linas Kleiza prasižengė, tačiau tai Lietuvos komandai apsiginti nepadėjo. Timofėjus Mozgovas, 2,15 m krepšininkas, jam 23 metai. Kol kas žaidžia labai sėkmingai ir naudingai. Šios dienos rungtynių pradžioje 8-5. Vėl rusai priekyje. Mantas Kalnietis pasirodė Lietuvos komandos sudėtyje. Per gudrus buvo Robertui Javtokui šis Manto Kalniečio bandymas perduoti kamuolį. Dar viena klaida. Klaidų šiandien nemažai. Oficialios statistikos neturiu, bet jeigu teisingai suskaičiavau, jau 4 kamuolius prarado Lietuvos rinktinė. Tiesa, ir iš varžovų tuos kamuolius atimti pavyksta ir jau ne pirmą kartą. Simas Jasaitis pasirodys aikštelėje, kai tik tai tam gaus progą, o Mantas Kalnietis ieško atakos pratęsimo variantų, tik tai 5 sekundės lieka jai ir vėl viskas tiesiog užstringa. 5-8 sužaidus 4,5 minutės šios dienos rungtynės. Antonas Ondrašovas perima kamuolį Kšištofas Lavrinovičius ir ką? 3-2. Spėjo sugrįžti rusai, nespėjo mes nubausti jų iš karto. Dabar
gal ir bereikalas abejojo iš pradžių Kšištofas Lavrinovičius. Antroji bandymų vis dėlto nusprendė